Sveiki visi. Čia ir vėl mes, VMI tinklalaidį pietų pertrauką ir tikrai mokesčiai kūrė, žinokit, galiu šitą patvirtinti, o mes šiandien pasikvietėm šį kartą VMI atstovą Marių. Labas, Mariau. Sveiki, sveiki. Malonu prisijungti prie jūsų pietų pertraukėlės. Tai čia, aišku, dar pabrėšiu, čia yra mano sesė. O čia mano brolis. Taip, Eurėja ir Finas. Ir mes šiandien turime nuostabų svečią, tai prieš tai mes iš karto tradiciškai paklausėm, ar tau, tai ką matai prie šito stalo, ar yra kažkas, kas tau buvo skanu mokyklai, ar valgiai kažką iš šito? Picos buvo labai populiaru, labai brangu, bet tikrai neskanu, bet turėjom šokolanės bandelės, va ten tai būdavo, jeigu jų likdavo. Mūsų laikais bent jau. Tai gal tu nori pasivaišinti, žinok, mes galim tai pradėti. Spėsim, aš pasimsiu gal ant kelio, taip įsinešti. Įsinešimui. Šiaip, kadangi pradėjome jau apie mokyklą kalbėti, turiu klausimą, ar turi kokių prisiminimų nostalgiškų iš mokyklos laikų? Nu, kaip ir su maistu primėt pizzas, kur būdavo legendinės, įimai kas kelią apsipirkti irgi, kad pietų pertrauką išnaudot normaliai. Ant saldumynų išleisiusius pinigus duotus. Tai iš tokių nostalgiškų prisiminimų. Ir aišku, kūgelės pas mus buvo labai legendinės plokštainės vadinamasis. Jo, teisingai. Kur niekas taip nepagamina kaip valgyklai virėjos. Namuose neprilygsta irgi. O pas jūs būdavo irgi mokyklų tokie keisti pavadinimai. Taip. Pavyzdžiui, ten vištienos, ten šnicelis, ten kažkaip pas mus, neatsim, net vardais būdavo paminėtas. Pas mus Vokiečio sapnas ir panašiai. Nu, vos, ne. Jo. Ne, pas mus taip nebūdavo, bet pas mus būdavo slaptas meniu, kur galėdavo nueiti mokytojai, užsisakyti kokių kepsnių, ten panašiai, ten palaukite, ten jau kur pasibaigia galvoja pertrauką, tada kai mokytis ateina valgyti, duoda ten šiek tiek daugiau ten eurų ir sakai, duokit man tą kepsnį prie mokytojų eilės ir toks, dabar valgys kaip ponas, tai tas būdavo labai faina. Ja. O kaip, manai, šiais laikais žmonės, jau galima sakyti, suaugę, kurie baigė mokyklą, ar jie yra pasiruošę jau naujam suaugusių gyvenimui? Labai įdomus klausimas. Ką aiškiai pasiruošę? Tai priklausoma tikriausiai nuo norų ir kokie planai yra. Ar studijuoti, ar dirbti, ar kažką veikti gyvenime. Galbūt kažkas dabar irgi papadžiūrgi pasimti metus ar du pakeliauti ir panašiai. Tai man atrodo, mes jau galim ir spirtis į tą suaugusių pasaulį. Pasižiūrėsime, kaip mums ten seksis. Eurėja ruoškis. Iškvepiam, gerai, aš pasiruošęs. Tai mes pakalbinsim Marių ir būtent pakalbėsime, vat į kamerą pamojuojam mūsų tinklalaidės žiūrovam. Jeigu kas skanaus, jeigu valgot skanaus, irgi įsipatoginkit, pasimkit bandelę, nostalgiškai. Labas, močiutė Aldona. Aldonai linkėjimai. Tai apie individualią veiklos pažymą ir verslo liudijimus daugiau pašnekėsim. Čia jie yra visiškai nežinomas miškas. Tai gal pradėkim nuo tokių paprastų sąvokų. Tai tas pilnas etatas ir laisvai samdomas dalykas. Kas tai yra? Gal taip išskirti vieną ar kitą? Tai Finas spėjo vis tiek jau metuose vyras jau teko dirbti. O taip. Tai gal čia sesijų daugiau šiek tiek naujienų šitoje srityje. Tai aš paklausysiu. Tai tikriausiai žinote, ne, kaip veikia darbo sutartis. Tai ateina darbuotojas, pasirašo sutartį, kuris labai aiškiai apibrėžta. Kiek valandų dirbs, koks yra mėnesinis atlyginimas, tiksliau valandinis, bet aiškus ir mėnesinis, kiek atostogų turės, darbo sąlygos, vieta ir taip toliau. Tai pliusas tas, kad aišku, tu jau žinai, kas tavęs laukia mėnesio gale, kiek turi dirbti, kada atostogos ir taip toliau. Yra galimybė, kad įmonė nesamdo darbuotojo, tarkim, vyksta kažkoks projektas, jiems reikia pagalbos iš išorės, kaip, tarkim, šitai tinklalaidį filmuoti. Tai tada gali pasikreipti į laisvai samdomus darbuotojus, kas yra realiai verslo forma. Tokia labai faina, kad tavo nedarbdavys būna įmonė, o klientas. Tai tam, aišku, reikia įsimti atitinkamą verslo liudijimą arba, kaip ir minėjo Finas, ar ne, individualią veiklą. Ir galima dirbti kaip su klientu, nustatyti savo kainas, darbo valandas ir panašiai. Kadangi jie labai patrauklus šitas dalykas, nori būti pat savo bosų, direktorė. Taip. Tai toks tada klausimas, tai va, apie pilną etatą tu paminėjai, kad yra ir atostogos, socialinės garantijos, toks stabilumas, saugumas, o tai kokius privalumus tada turi laisvai samdomas darbuotojas, pavyzdžiui? Na, pradėkime nuo to, kad ir nesakiau, kad yra apibrėžtas valandos ir valandinis įkainis, tai laisvai samdomas darbuotojas gali dirbti kiek nori. Tai nėra etatų apibrėžtas dalykas, gali dirbti per atostogas, per pusę darbo dienos, gali dirbti viršvalandžius, naktimis ir taip toliau. Lygiai taip pat ir su kainom yra. Gali įsivertinti pas savo darbo užmokestį, kiek nori gauti už kažkokį projektą, pagalbą ir taip toliau. Tai čia labai dideli pliusai, bet aišku, su tuo ateina šiek tiek ir daugiau atsakomybių, nes tos socialinės garantijos, kad tu eini darbą, už tai sumoka mokesčius, viskas ramu, jau čia turėjau šiek tiek jau pats pasiplanuoti ir aišku, gautas pajamas, sumokėti mokesčius ir taip pat už socialinės garantijas irgi užsidirbėjau. Šiaip vat kaip tik užbėgo visai įvykiams už akių, norėjau paklausti, kokias veiklas galima dirbti, ką turėti,
Bet, pavyzdžiui, mokiniui, kuris nori dar užsidirbti, ar čia yra geras būdas, ar galima su šitomis pažymomis dirbti esant dar vis mokiniu mokykloje? Jei nesipilnametės, irgi yra tam tikrų apribojimų. Tai nuo 14 metų, jeigu nori pradėti papildomai uždarbiauti, niekas netrūdo, bet reikia, aišku, laisvos formos, tėvų arba globėjo susitikimo. Ta forma pateikus, galiu užregistruoti veiklą. O tada kaip žinoti, kuri labiau yra tinkamesnė, ar VL, ar įdava? Čia vėlgi reikėtų žiūrėti nuo savo veiklos, kokį turi sumanimą, kokį verslą nori vystyti. Tai jeigu minėjau, kad verslo liudijimas yra tuo žuvus, kad galės sumokėti mokesčius, įsimti tą verslo liudijimą ir vykdyti veiklą, individuali veikla leidžia veikti neribotą laiką. Atsidarai ją ir turi ir viskas. Bet tai nereiškia, kad tais veikiu ir viskas. Yra daugiau laisvių, gali neribotai dirbti, gali būti savo bosas, kaip sakai, bet jų mokesčius reikia mokėti metų gale nuo uždirbtų pajamų. Tai nėra taip, kad tiesiog darai ir viskas. Tai jis registravęs dalį veiklą, turi jau būti pasiruošęs, kad kitais metais sumokėti reikės. Taip, jeigu uždirbi. Ir aišku, yra dar kitų dalykų. Su laisvė šitą individualios veiklos pažymėjimo yra niuansas tas, kad šiek tiek daugiau administravimo. Nereikia jo bijoti, aišku, bet metų gale, nesvarbu, tu uždirbi pajamas, ar galbūt nevykdai veiklos, tu vis tiek turi nurodyti gautas papildomai pajamas. Tai reiškia ką? Kad turi net ir nulį užsideklaruoti metų gale. Tai aišku, padaryti nėra sunku, per elektroninę duomenų sistemą galima tai atlikti. Ir aišku, abiejais atvejais, ką tu pasirinktum, tu turi irgi išrašyti klientui ar ten kvitą, ar sąstą faktūrą. Ok. Tai tu čia mane trauki per dantį, bet tai žinai, pati nelabai su šitais dalykais dar gaudais. Tai aš turiu tokį pridėtinį klausimą, tarkim, žinau, kad yra vienas iš veiklų, individualios veiklos, pavyzdžiui, scenos pastatymų veikla. Tai vat klausimas, ar tai rūšiai, čia tau aktualu, ar tai rūšiai tai yra būtent darbas kažkoks techninis, ar tai gali būti, kad ta veikla gali būti, nežinau, vedimas, pavyzdžiui, renginio vedimas, ar tai gali skaitytis, ar čia jau yra labai skirtingi. Čia labai techninis klausimas. Veiklos, aišku, galima visą laiką išsimti kodus ir tokie vedinimi kodai, tai šito klausimu, jau ne tik tai to, tarkim, gali būti ir kažkas, kur galvot, kad labai taip saktų, tarkim, ir modernu, kaip serverių administravimas arba pardavinėjimai dalykų žaidimuose, tarkim, ar ne, kas yra populiaru. Tai čia reikėtų pasiklausti mūsų konsultantus, kurie labai šiandien gali pakonsultuoti mokamai, padėti geriausią veiklos kodą. Ir aišku, šitą vietą. Gal mes patikrinkim, Mariau, Aurėja, tai pasidalink, kuo tu ten labai spirgi ir nori būti laisvu bosu. Ko aš labai spirgu, ko labai noriu būti. Šiaip aš labai mėgstu socialinę mediją užsiimti, kaip aš minėjau. Tai vat, pavyzdžiui, su soc medija, gal tu galėtum nukreipti, ką jinai, ar tada verslo liudijimą jai, ar labiau individualią veiklą. Taip, teisingai. Ir nuo ko, šiaip turiu iš tikrųjų klausimą, ant kiek tai yra sunku ir nuo ko reiktų pradėti, nes aš nelabai draugauju su tais visais dalykais ir iš tikrųjų atrodo, kad viena nesusitvarkyčiau. Bet gal man čia tik taip atrodo. Tai labai teisingai, individuali veikla tau leistų visus metus verstis to dalykų, kol nestabdai individualios veiklos, to gali vykdyti veiklą. Bet su laisvėm yra šiek tiek apribojimų, šiek tiek administravimo, kas gali, kaip sakai, atrodyti sudėtinga. Iš tikrųjų, kas labai paprasta. Pirmiausia, pasirinkai veiklos formą, ar ne, jau aptarėm, kad yra dvi, verslo liudijimas arba individuali veikla. Nueini į mano.vmi.lt ir savitarnos skiltyje pasirinkai paslaugos, randi savo veiklos kodą, kuris patinka, atsakai porą klausimų ir už tai automatiškai įsiunčiamas yra prašymas. Tai labai patogu. Jei kartais kyla klausimų, yra chat, laivas chatas, galima tiesiogiai konsultanto paklausti klausimų, kurie tau atsakys, kaip tą teisingai atlikti veiksmus, kokį galbūt veiklą pasirinkti ir taip toliau. Ką reikėtų labai svarbu dalyką žinoti, kad kai tu įsiemi, kaip ir minėjau, ar ne, tarkim, dalį veiklą šitokio atveju, tau reikia irgi išrašyti kažkaip ir sąskaitas ar pakvietus, kaupti informaciją. Atrodo labai sudėtinga, bet ir čia VMI gali padėti, yra nemokama programėlė, tai yra JAPS vadinamas. JAPS, taip. JAPS, rašykit žiūrovai. Tai yra virtualus buhalteris. Tai kuo žavu tai, kad tu gali suvesti duomenis tiesiog, pardavimus, sąnaudas, taip toliau. Ir viskas automatiškai nukeliauja į mūsų deklaravimo sistemos, tai metų galiai jau turi viską. Tiesiog tai reikia. Tai vat mes taip irgi galvojam, jinai nori su socmedia dirbti, aš pats turiu individualią veiklą, aš ją bandau protinti, bet ten visada yra. Žodžiu, abu menininkai iš tos pačios šeimos. Ir mes galim vienas su kitu dirbti, ką turiu menį, ar aš galiu ją pasamdyti ir ar galima taip sąskaitą faktūrą viens kitam, jeigu esam fiziniai žmonės. Jo. Tai su samdymu labai geras irgi klausimas šito klausimo. Labai geras klausimas šito klausimo.
Jeigu tikrai dirbi ar neatrodo ant savęs, taip liaudiškai sakant, kodėl nenusamdžius draugų. Tai čia irgi vėlgi yra skirtumai su tom formom, ar ne? Tai kaip individualią veiklą, kadangi turi, tu tikrai taip gali samdyti žmonės. Tai čia labai paprasta. Jeigu, pavyzdžiui, nori pažiūrėti, ar sesė galbūt padės, galbūt pakenks, patrukdys, o galbūt sesė galvos, kad... Sesė tik tais pagerins. Nori pagerins, bet galbūt nori ir pati savo turėti, savo šeimininkė būtų nepribalo derintis. Taip gali tikrai bendradarbiauti, gali vienas kitą... Kaip sakai, ir sąskaitas rašyti, jeigu turi tas karas veiklas, jeigu turi verslo liudijimą, tu gali irgi, tarkim, tą pačią, ar ne, močiutę pasisamdyti, kad kartu už receptus, ten, kurį tau davė, pardavinėt padėtų pyragus kokioj mugiai. Bet tik tais vienas gali būti žmogus ir, aišku, šeimos narys. O sindividuali veikla yra žymiai daugiau, irgi kaip ir minėjom, ar nelaisvių, kur patinka ir eurėjai. Taip. Tai taip. Gali samdyti ne tik tai šeimos narius, gali ir draugus, ir jeigu nori veiklą plėsti, arba galvoja, kad tai reikės labai daug pagalbos, socialinė medija, specialistų, dizainerių ir taip toliau, tai irgi labai geras būdas pasiplanuoti, pasirinkti būtent šitą veiklą. Taip, aš manau, iš tikrųjų daug ir moksleivių šiuo metu žiūri mūsų podcastą ir jiem turbūt turėtų tai būti irgi aktualu, nuo kokio ar yra amžiaus limitas, nuo kokio amžiaus tu gali įsimti individualią veiklą. Ar reikia kažkokių sutikimų ir nuo kurio amžiaus? Na, šiek tiek čia jau pasikartosim, bet taip, kaip ir minėjau, nuo 14 metų jau galima nuo 14. Vykdyti veiklą, tik reikia, aišku, sutikimo tėvų arba globėjų. Bet nereikia nieko ten kažkaip labai oficialiai sunkiai galvoti, daryti. Laisvos formos užtenka tiesiog sutikimo, kurį, kai nori įsimti veiklą, užsiregistruoja, gauni tada. Čia kaip mokykla anksčiau, ne? Laisvos tos formos prašymas. Užrašai, ar man... Prašome išleisti mane iš sporto. Kad gali dirbti tą ir pats savo pinigus turėti vaikas. Ir viskas. Paprastai šiaip. Kažkaip per daug paprastai. Aha, taip. 21 amžius, viskas turi būti paprastai. Jo. Tai ketvirtos gatvės daryti tą pačią sesę, gali padėti tai individualią veiklą, net neišėjęs iš namų arba verslo liudijimo. Atsidarysiu, nereikia man čia jo. Tai tada viską pablogins. Jau viską jau pati. Dabar jau viską žinau pati. Mario, aš dar taip kalbėjom su tam ir dabar atkreipiu dėmesį, kad pas tave megztinis yra su užrašu mokesčiai sugrįžta kiekvienam. Šiaip gražus dizainas. Ačiū. Tikiuosi, kad galėsiu įsinešti iš laidos šitos. Tokia neapspurguota. Taip, tai iš tikrųjų mokesčiai, kurie ir grįžta viena kitą formą kiekvienam. Taip. Ir beje, labai fainai dabar turim ir viktorinas organizavimo žaisti, tai čia akatronai, tai kas esate dar mokykloje, išnaudokit progą. Iki kiek metų galima, kas dar mokykloje? Taip. Tai čia ir 11 ir 12 tinka. Taip. Galit manyti ir vyresni, bet ar praeisit face kontrolą, nežinau. Gali būti, kad ir teks. Šitas skaudus buvo. Tai apie esminius dalykus dabar grįžtant, tai individuali veiklos pažyma ir verslo liudijimas. Kas jie ir kuo jie skiriasi aplamai? Tai kaip kalbėjom, kad jeigu nori daryti savo verslą arba būti laisvai samdomų darbuotojų, tai labai svarbu suvokti skirtumus. Tai šitas klausimas labai yra gerai susiorientuoti, ko tu nori gyvenime ir ką galėsi daryti su tom veiklom. Čia... Žinai, ko nori? Aš tai žinau. Aš irgi žinau. Čia vienas iš esminių dalykų, kad verslo liudijimas toks kaip paprastas atrodo dalykas, nes tu išsiemi verslo liudijimą, susimoki iš karto mokesčius ir tam terminui, kuriam išsiemi verslo liudijimą, gali vykdyti veiklą. Tai atrodo labai, gan paprasta, ar ne? Tai tu gali prieš tai susimokėti iš karto. Taip, tai iš karto išsiemi viskas tvarkingai, vykdė savo veiklą ir nesukai tuo galvos. Nedaug tuo administravimo ar panašiai. Bet yra apribojimų tuo, verslo liudijimas galbūt gali būti nepatrauklus, kad yra tik 86 veiklos. Tai yra tokių jau. Tik, bet skamba daug šiaip tais. Daug, bet individualioje veikloje yra net 1200 veiklų, kur gali rinktis, tai čia kaip ir... Atsiemu žodžiu? Palyginas jau yra labai daug. Ir dar vienas dalykas, kad turi žinotos apribojimus su verslo liudijimu veikiant, tai galbūt tau yra tinkama forma, jeigu tu turi sezoninį verslą arba sezoninį tokį sumanimą, kaip gali užsidirbti pinigų. Per kalėdas būtų kalėdų senelių, kokiu animatorium vaikams arba vasarą prekiauti. Tau tiktų. Papildomos pajamos nesunkios, įdomios ir vaikams gerai, ir mokiniams visiems faina. Bet negalėsi jau neribotą laiką to. Kiek yra terminas verslo liudijimo, tiek galėsi tą veiklą veikti arba verstis. Tai individuali veikla duoda daugiau laisvių, yra 1200 veiklų. Turite iš ko pasirinkti. Tai daug. Gali vykdyti veiklą visus metus, visiems vieną kartą veiklos pažymėjimą, bet mokesčius reikia užmokėti metų gale nuo pajamų. Tai reiškia, ne kai išsiėmė, susimokai pamiršti, o metų gale. Girdėjai? Tai čia tau aktualu, žinok. Ką man? Aš tai jau pasižymėjau, žinok, ne pirmus metus. Visiems aktualu, bet daugiau administravimo reikia, tą turėtų minėti.
Dėl verslo liudijimo dar toksai klausimas, sakai, kad yra tam tikras laikotarpis. Na, tarkim, sakai, sezonas, kalėdų senelis, bet tu nori dar tą vėl prasitęsti. Reikia verslo liudijimą naują išsimti, ar tu gali tą patį kažkaip prasitęsti? Kiekvieną kartą įsiėmęs verslo liudijimą, tu, kaip minėjau, nesusimokė mokesčius ir gali vykti veiklą, tai tam terminui pasibaigus tu turi atsinaujinti vėl tą patį čia. Nebegali su to pačiu. Pratęsti negalima. Tu gali iš naujo pradėti tą veiklą vykdyti, bet negali neregistruoti pradėti. Tai reiškia, jeigu vieną kartą įsiėmė ten už žiemą ar ne kažkokia daryti ten animatorius kalėdos senelio veiklą, tai jau vasarą su to pačiu pažymėjimu jau turi iš naujo atnaujinti. Naują terminą pasimti, sumokėti iš karto mokesčius, tada jau vykdyti tą veiklą. Kalėdų senelį irgi gruodį būna, paskui ne. Reikia iš naujo pasiruošti sezonui. Taip, aurėja. Tai gerai, ir mes, man atrodo, Mariau, viską taip pagrindinius dalykus aptarėm. Taip. Mūsų klausimas gal toks paskutinis, ką tu galėtum mūsų klausytojam palinkėti arba, taip. Kokį paskutinį patarimą duoti? Jos. Patarimą ir palinkėjimą, tai gal abu. Tai visų pirma, nežinau, klausytojai, kiek mūsų čia klauso, nebijoti, aišku, klausti, nebijoti daryti, gal pradėti nuo mažų projektų, ypač jeigu norite pasirinkti kelią, kad norite būti laisvai samdomi darbuotojai, freelanceriai, turėti savo verslą. Klausti, aišku, patarimų mokytojų, tėvų, draugų dėl pačios veiklos. O kaip tvarkyti veiklą, aišku, kreiptis, išnaudoti visus resursus. Informacija yra gale, tai labai faina, kad yra institucijos, gali duoti nemokamai konsultacijas. Tai čia labai geras dalykas, aišku, nebijoti kreiptis, klaustis ir domėtis. Tai to ir palinkėčiau, nebijoti, klausti ir daryti. O dabar aš nebijosiu, klausiu ir skambinėsiu su kiekvienu klausimu. Dabar žinosiu, kur kreiptis. Tau už tai nebeskambinsi, džiaugis. Jo, nežinau, ar tau verta apkrauti žmogų, žinai, tu gali tai, ką jis pasakė, susirasti. Bet nepaisant to, tai ačiū jom, VMI tinklalaidai, pietų pertrauką, ačiū, kas klausėsi, kas skaniai pavalgė, mes irgi eisim skaniai pavalgyti, tu sakai. Bandelių. Eisim pizzas. Aš jau spurgą nužiūrėjau. Tai su mumis buvo mano sesė Aurėja, Finas ir VMI atstovas Marius. Iki kitų kartų ir sėkmės. Iki, ačiū.